Aš noriu visiems pasakyti nuoširdų ačiū. Tiems, kurie kūrė, kurie dalyvavo, kurie prisidėjo, ir noriu taip pat parodyti, kad mes 2009 metais, turėdami tokį garbingą titulą, tuo didžiuojamės, kad mums buvo suteikta galimybė ir atsakomybė ir mes ją garbingai pasinaudojame ir panaudojame. Įvyko daugiau negu 1000 įvairiausių renginių. Per tą laikotarpį renginiuose dalyvavo, apsilankė daugiau negu 1,5 milijono Vilniaus miesto, Lietuvos gyventojų ir be abejo mūsų miesto ir mūsų valstybės svečių. Beveik 5 metų truko įvairūs patikrinimai. Kodėl Oskaro Koršunovo spektaklio metu per vieną spektaklį būdavo nurašoma po 100 pėdkelnių. Gerbiamas Oskaras Koršunovas turėjo eiti ir paaiškinti, kad gerbiami tyrėjai, žinot, yra toks momentas spektaklyje, visi išbėga aktoriai ir čiuožia ant kelių ir natūralu, kad pėdkelnė suplyšta.